Labadiena. Penktadienį Europos akcijų biržose vieningos aiškios krypties nebuvo, tačiau pagrindiniai indeksai, nors ir nežymiai, tačiau bandė kilti aukštyn. Rinkoje buvo jaučiamas lengvas atokvėpis nuo 10 savaitę besitęsiančio kainų kilimo. Po ketvirtadieninės nedarbo dienos Baltijos šalių akcijose vyko permaininga prekyba, biržų indeksai judėjo skirtingomis kryptimis. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas paskutinę savaitės darbo dieną baigė 0,15% smuktelėjimu. Apyvarta vertybiniais popieriais siekė 6 milijonus litų, tačiau didžioji dalis teko obligacijoms. 759 sandoriais akcijų buvo perleista už 1 580 000 litų. Aktyvesnė prekyba vyko 3 bendrovių akcijomis, kurių kiekvienų buvo perleista daugiau nei už 300 000 litų. Panevėžio statybos Stresas akcijų kaina pakilo 8%, Apranga akcijos vertė pasistebė 0,76% iki lito 32 centų, o TLT akcijų kaina nepakito ir liko ties lito 14 centų riba. Indeksą žemyn sodino energetiko akcijos, nors jomis prekyba buvo pasipi. Taip pat ženklios neigiamos įtakos indekso pokyčiai turėjo 1,47% atpigusios ūkio banko akcijos. Kitų bankų vertybiniais popieriais buvo prekiaujama pasyviai. O MAIG Stalin biržos indeksas sugebėjo dieną baigti 0,34% augimu. Akcijų perleista už 453 000 eurų, sudaryti 383 sandoriai. Didžiausias suinteresuotumas buvo demonstruojamas perleidinint Esti Telekom akcijas. Jos pabrango 3,29% ir tai padėjo indeksui išlikti žaliose plotmėse, kadangi didžioji dauguma akcijų pigo. Rygos biržos apyvarta siekė beveik 42 000 latų. Pusė apyvartos sudarė sandoriai grindės akcijomis, kurios pabrango 4,67%. Kitos farmacininkės All-in Farm akcijų kaina krito 3,23%, o Latvijos tiltai 3,61%. Bendras biržos indeksas leidosi 0,58%. Šiandien naujienų tiek. Viso geriausio.